Labas rytas visiems, kaip ir minėjau, kol dar nebuvo pradėtas įrašas, kad labai kviečiu, kurie dalyvauja, įsijungti kameras ir palaikyti, nes aš mažai dar pažįstu šitą bendruomenę, su didelė dalim jūsų buvom susitikę, bent jau kelias registracijas, mačiau, peržiūrinėjo mane pas mus ofise, kur ir dabar aš sėdžiu. Bet šiandienos tema yra pokyčių vadybos tendencijos ir irgi minėjau apie tai, kad keičiau turinį turbūt ten keletą kartų, nes tikrai jūsų nepažįstu. Nežinau, kuriam jūs brandos lygi esat, kur jūsų organizacijos, net ir dabar nematau prie vardų pavardžių, kokios tai yra įmonės. Tai tiesiog toks truputėlį aklas pristatymas, bet jeigu jūs įsijungsit kameras, aktyviai reaguosit, uždavinėsit klausimus, mes tikrai galėsim drauge atliepti tą temą geriau, tiksliau ir aš tikrai esu pasiruošusi atsakyti visus klausimus. Tikrai tos patirties ir tam buvime tendencijose yra daug ir trumpai, kas manęs nepažįstat, visai galbūt pirmą kartą šiandien išgirdot mano vardą ir pavardę, tai prisistatysiu ir krūva įvairiausių ženkliukų, kurie žymi tą tiek tarptautiškumą, tiek veiklos kompleksiškumą. Tai aš atstovauju Change.lt, tai yra mūsų prekės ženklas, kuris apjungia kaip kepurę visas mūsų veiklas. Mes esam kaip Change.lt, kaip organizacija, kaip profesionalus ir priklausančius mūsų prekių ženklų ir dirbančius kaip partnerius. Mus vienyje ACMP Global, tai yra pasaulinė pokyčių vadovų profesionalų asociacija, kurie apjungia absoliučiai visas pokyčių vadybos mokyklas. Šiuo metu mes turim daugiau nei 10 000 narių, daugiau negu 3 000 iš jų yra šiuo metu jau turintis aukščiausio lygio sertifikaciją, tai yra sertifikatas išduodamas įtvirtinus savo profesionalumą, patirtį, žinias, išlaikius sudėtingą egzaminą, tai yra CCMP. Šitą sertifikatą išsilaikiau ir aš, tai rodo mano profesionalumą, mano patirtį tiek praktinę, tiek kaip lektorės, tiek suvokimą standarto. Ir mes tam, kad šitos žinios ir šitas kompleksinis apjungiantis pokyčių vadybos požiūris skleistųsi Baltijos šalyse, įkūrėm, galbūt ir matėt, galbūt ir esat kažkas netyčia prisijungę, tai įkūrėm Baltijos šalių padalinį. Tai ACMP Baltic yra tas padalinys, kuris vienyje pokyčių vadovų profesionalus. Mes dabar esam tam tokiam pereinamajame etape, tai reiškia, įrodėm Amerikai ir pasauliui, kad Baltijos šalim reikia pokyčių vadybos, bet dabar laukiam jau įgyvendinę visus iškeltus reikalavimus, kad mes galėtumėm irgi tapti po tuo pačiu prekių ženklu ir jau, kaip matote, ACMP logo, mes šalia bus prirašyta ir Baltikas ir mūsų akreditacija turėtų būti patvirtinta šio mėnesio pabaigoje. Tai tapsim oficialūs jau visiškai kaip lygiaverčiai, kaip Amerika, kaip Europa, kaip Skandinavija. Dar vienas mūsų kokybės ir vėl, kodėl mums yra aukščiausia ta pokyčių vadyba, plačiausia požiūrio kampas, tai rodo ACMP kvalifikuoto mokymų partnerio statusas ir tokį mes turim turbūt, nežinau, ant rankos pirštų galima suskaičiuoti Europoje tokį statusą turinčių įmonių. Skandinavijoje mes esam turbūt vieninteliai, jeigu nieks nepasikeitė per pastarąjį mėnesį. Ir tam, kad dar toliau žiūrėtumėm ir kodėl šiandien aš kalbu apie tendencijas, mes tuo metu priklausom mokslo praktikų bendruomeniai, tai yra Academy of Management, tai yra plačiausia, didžiausia vadybos mokslo tyrėjų asociacija, kuriai priklauso visi stipriausi pasaulio universitetai. Ir šitoje organizacijoje mes esam organizacijų plėtros ir pokyčių vadybos padalinio nariai, aktyvus ir jau turbūt tikimės, kad 3. kartą galėsim vykti šiais metais į Filadelfiją ir pristatyti savo tyrimus, įžvalgas ir tendencijas, kurias mes matom dirbdami tiek su Baltijos šalių, tiek su Lietuvos, tiek su Europos ir net Azijos įmonėm. Tai
Tie ženklai, jeigu juos kur nors pamatysit, jie visi reiškia pokyčių vadybą, jos platų visą apimantį ir vienijantį požiūrį. Ir pagrindinė tendencija, kurią šiandien noriu pristatyti, ir aš nerodysiu kažkokių sudėtingų skaičių modelių, neduosiu jums šiandien, nežinau, 35 įrankių, bet mano tikslas yra, kad jūs galbūt girdėdami savo organizacijai, mums reikia pokyčių vadybos, mums reikia vieno ar kito modelio, suprastume, kad pasauliniai rinkoje laikoma, kad pokyčių vadyba keičiasi. Tai reiškia, pokyčių vadybos ištakos yra 69 metai, 70 metai, tai yra pakankamai jauna sritis, kuri nutiko atsitiktinai. Tai prasme, tai nebuvo, kad kažkas sukūrė pokyčių vadybos modelį. Tai buvo mokslininkų sukurti modeliai pritaikyti visiškai kitose srityse. Aš parodysiu ten, tarkim, vieną, kurį jūs tikrai žinot. Ir natūraliai panaudotas pokyčių vadyboje, pamačius kažkokius panašnius dėsningumus ir ant to pasistatė tą visą pokyčių vadybą. Dabar, kai mes diskutuojam su savo kolegom iš viso pasaulio, visi antrina. Pasaulis taip greitai keičiasi, mes taip susiduriam su COVID-u, mūsų regionas, su ta karo nuolatinė grėsme, politiniais įvykiais, tada turim dirbtinį intelektą. Ir tai, kas buvo sukurta 69 metais, 70 metais, kai mes turėjom hierarchinės struktūras, kai mes turėjom tą tokį viską per vadovą nuleistą požiūrį, kad tik tai vadovas viską išmano, vadovas pasakė, mes jo klausom, arba vadovas mus pamotyvavo, mes esame įsitikinę, kad tai bus gerai. Tai nebeveikia. Mes kalbam apie žmonės ir žmonių nesaugumą, jų valdymą. Ir tam reikia visiškai kitų įrankių, kitų metodų, kuriuos dabartinė pokyčių vadyba ir pristato. Ir tarkim, kalbant apie ACMP požiūrį, ACMP šis metais švęs savo 15 metų susikūrimo jubiliejų. Ir rugpjūtį mes dalyvavom Čikagoje antrojo standarto pristatyme. Tai reiškia, prieš 10 metų buvo sukurtas tas pirmasis vienijantis visas disciplinas pokyčių vadybos standartas. Rugpjūtį buvo pristatyta jo antroji versija, kuri vėl pažymi, kad tai negali būti tas toks fiksuotas požiūris, mes turim peržiūrėti ir šitą standartą patvirtino 500 profesionalų iš viso pasaulio. Ir mes galim didžiuotis, kad mano kolegos pavardė lietuvis yra įrašytas pirmuose puslapiuose kaip vienas iš šito standarto rengėjų, kuris dalyvavo 2 metus procese ir matė visus užkulisius, kaip ta pokyčių vadyba keičiasi. Tai kam įdomu, standartas yra atviras, aš gale pasidalinsiu savo LinkedIn kontaktais, tai jūs man galite brūkštelt, aš jums atsiųsiu, jūs galite jį naudoti, mes jį savo partneriam ir kolegom dalinam ir atspausdinta, kam dar noris to fizinio dokumento, bet iš esmės jis yra nekomercinis ir jį galite naudoti visi savo organizacijai, kol kas jis yra anglų kalba, bet mes vėl inovuodami gavom pripažinimą, kad tarp tų 9 dabar pasaulio kalbų, į kurias jis yra išverstas, turėtų būti ir lietuvių kalba ir esame jau pradėję vertimo procesą. Ir pradėdama ateidama į tą pokyčių vadybą personalo asociacijoje, tai ką ypatingai, net vakar 3 mano tarptautinio to tinklo žmonės pasidalino būtent užrašu, kad personalo, žmogiškųjų išteklių valdymo padaliniai transformuojasi ir iš pagalbinės, iš to suporto funkcijos tampa strateginės organizacijos pokyčių partnerių. Ir tai yra ypatingai ryšku dabar Azijos šalyse, kurie labai stipriai inovuoja dirbtinio intelekto rinkoje, kurie jau turi veikiančius tuos prototipus, turi tuos sukurtus įvairius įrankius ir žmogaus vaidmuo toks tampa dar svarbesnis, bet kitoks negu buvo prieš tai. Ir dėl to visi personalistai, kurie dirba su šitom rinkom, įmonės teikiančios paslaugą, mokymų partneriai, ypatingai jie kalba apie tai, kad nebeužtenka personalui pasirūpinti atrankomis, mokymais ir panašiai, kad būtent pokyčių vadyboje atstovaujam žmogų, jo santykį su organizacija,
čia iškyla per HR, žmogiškųjų išteklių valdymo padalinio vaidmuo. Ir tai, nežinau, jau esu mačiusi kai kuriuose ir lietuviškose pasidalinimuose, bet manau, kad šitą tendenciją jūs matysit labai ryškiai. Ir čia visiškai naujas šaltinis yra inovatyvaus HR akademija, toks patikimas kanalas, mokymo įstaiga, išskyrė tokias rolės, kurias turėtų užtikrinti HR profesionalai, jau kalbam apie aukščiausią lygmenį, galbūt tą profesionalumo, auginant pokyčių vadybos brandą organizacijų. Tai pirmiausia, tai aišku yra, kad personalas turi dalyvauti pokyčiuose. Tai reiškia, kad jūs visada turit būti ta organizacijos dalis, kuri užduoda klausimą, ar tikrai žmonės supranta, apie ką yra tas pokytis, ar tikrai mes žinom, kas seks po sekančiam žingsnį, ar mes žinom, kaip mes pristatysim, ar mes suprantam, kaip jie gali reaguoti į tą pokytį. Tai tas visada užduodantis klausimus apie žmogaus priėmimą, pokyčio supratimą ir aktyviai dalyvaujantis. Ne tai pribėgom, ne tai, kad išgirdo, kad jau kažkas priešinasi ir jau, nežinau, jau mes turim valdyti pasipriešinimą ir reikia mokymų tam pokyčių valdymo. Ne, tai reiškia, kad mes dalyvaujam visam procese. Tada, čia kalbama vertimas, tas pagalba lyderiui, kuris vadovauja pokyčiam, bet iš esmės šitas apibrėžimas angliškai kalba apie coachingą. Tai reiškia, kad nuolatos HR partneris, galbūt šitą rolę labiausiai tiktų šitai funkcijai atlikti, jis yra visada šalia pokyčių vadovo, tas, kuris yra prisiėmęs tą rolę organizacijai vesti vieną ar kitą pokytį ir jam užduoti klausimus, ar tikrai yra pasirūpinta. Kaip žmonės reaguos, kaip jie priims, ar jie tikrai viską moka, ar jie turi gebėjimus, ar jie turi įrankius priimti tą pokytį ir panašiai. Tada, turbūt jau ir dabar tai daro, bent jau su kai kuriais tikrai dabar ir pagal pavardės matau, kad esame ir bendravę, tai yra pokyčių valdymo mokymų organizavimas. Tai reiškia, kad įsitikinti, kad organizacija turi žinias apie pačią pokyčių vadybą. Ne tik kokių reikia, tarkim, tai konkrečiai situacijai spręsti. Tada pagalba kuriant procesą ir struktūrą, ant kurio laikosi organizacija įgyvendinama pokyčius. Ir tai yra labai labai svarbus punktas, todėl kad pokyčių vadyba, aš visą laiką sakau, pokyčių vadyba yra kaip visa, tarkim, virėjo profesija, jeigu palygintume. Tai reiškia, kad mes turim išmanyti skirtingus gaminimo būdus, mes turim suprasti, kas su kuo dera, kas tinka, bet pirmiausia, mes turim suprasti procesą. Jeigu mes, tarkim, gamindami vienas ar kitą patiekalą nesuprasim pačio proceso, tai mes susidursim su tuo, kad mes sugadinsim pačius geriausius produktus ir neturėsim to galutinio rezultato. Deja, kas vyksta dabar rinkoje ir mes bendraudami su organizacijom, mes suprantam, kad organizacijos ieško kažkokio ypatingo prieskonio, kuris tiktų absoliučiai visom situacijom. Tai reiškia, net ne druskos, o kažkokio šafrano, kažkoks ypatingas ir jį pasiruošia barstyti absoliučiai visur ir tikėtis, kad tas jūsų kurtas pokyčio patiekalas bus kažkoks ypatingesnis. Tai mes kalbam apie tai, kad vis dėlto pokyčių vadyba tai yra procesas. Procesas, kada mes turim suprasti, kas po ko seka, kad mes nesugadintumėm to, ką organizacija jau turi gero ir galėtumėm galbūt kažkurioje vietoje jau daugiau eksperimentuoti, kažką pridėti, kažką atimti, o ne tie prieskoniai, kurie yra realiai modeliai. Tų modelių mes šiai dienai skaičiuojam apie 90 su pliusu. Lietuvoje yra žinomi 2-3 tik tai. Ir organizacijos mums sako, mes esam pasirinkę šitą modelį. Tai mums tai skamba ir ne tik mums, visai tai pasauliniai pokyčių profesionalų bendruomeniai ir skamba, kad mes dabar ant visų savo patiekalų barstam tam tikrą vieną prieskonį. Apie procesą, koks yra rekomenduojamas, aš irgi pasidalinsiu dar.
Bet vat yra dar viena tema, tai pokyčių lyderystė HR funkcijose. Jūs dabar turbūt visi susiduria, dabar vienas didžiausių turbūt ir kur mes esam kviečiami kažkaip tapti tuo sprendimų ieškotojų drauge, tai yra, tarkim, progresiniai mokesčiai, kaip keičiasi atlygio struktūra ir tai yra tikrai labai didelis pokytis, nes priimti sprendimai gali lemti ilgalaikės klaidas. Kaip mes elgsime su tuo atlygio kompensavimu, kuris yra prarandamas dėl progresinių mokesčių, tai organizacijos priiminėja dabar pačius įvairiausius sprendimus ir vieni reaguoja tiesiog į tą situaciją, turi išspręsti tam tikro vieno ar kito žmogaus situaciją, padidinti, sumažinti, kažką pakeisti. Visi kiti galvoja apie tai, kaip ilgalaikiai perspektyvoje spręsti tą situaciją ir neprisidaryti savo žalos. Tai jūs irgi turit pokyčių, jūs įgyvendinat, galbūt automatizuojat pačias personalo funkcijas, diegiat sistemas ir panašiai. Ir čia vėl, kaip projektų vadovai, tų pokyčių HR srity vadovai, jūs lygiai taip pat turit vadovautis gerosiomis pokyčių vadybos praktikomis. Ir jeigu paklaustumėt dirbtinio intelekto, čia aš padariau tokį eksperimentą, uždaviau gal 12 skirtingų dirbtinio intelekto įrankių klausimą, ko personalo vadovai labiausiai nesupranta apie pokyčių vadybą. Tai turbūt 7 iš jų man pasakė, kad didžiausia klaida, ir aš tą galiu paantrinti visų savo įsitikinimų, visą savo patirtim, didžiausia klaida yra, kad nuostata, jog pasipriešinimas pokyčių yra didžiausias blogis. Tai reiškia, mes, kai susiduriam su organizacija, mes nuo ko pradedam, padėkit mums, kad nebūtų pasipriešinimo. Ką reikia dabar organizacijai daryti, kad, vienu žodžiu, mes taip padarėm, kad visi sutinka, visi ploja rankom ir visi džiaugiasi to pokyčiu. Iš tikrųjų, pasipriešinimas yra turbūt pats geriausias signalas, jeigu jis yra girdimas, jeigu jis yra, aišku, konstruktyvus, mes visi susiduriam su nekonstruktyviom galbūt kažkokiam reakcijom, bet konstruktyvus pasipriešinimas, argumentuotas dialogas reiškia, kad žmogui rūpi. Vadinasi, jisai ateina ir jisai sako, kad žiūrėkit, mano patirtis, mano įsitikinimai, mano praktika, galbūt aš dirbau kitoje organizacijoje, sako, kad jūs turėtumėt kažką pakeisti, galbūt tas pakeitimas yra labai minimalus, kad tas pokytis būtų daug sėkmingesnis. Jeigu žmogus nori kalbėti apie pokytį ir jisai reiškia kažkokią savo emociją, vadinasi, jam dar rūpi. Ką mes turim kitą situaciją, kur yra daug didesnis blogis negu pasipriešinimas, tai yra pokyčių nuovargis. Nežinau, jūs galbūt kas buvot su mumis susitikę, kas galbūt sekat mūsų komunikaciją, tai esat matę šitą paveikslą, bet aš jį visada kartoju, nes tai užsimiršta, kad pokyčio apimtis organizacijose auga ir čia yra, tarkim, 3 paskutinių maždaug metų perspektyva, kad mes dar ten 2023 metų pradžioj organizacijų galėjom skaičiuoti 2-3 didelės transformacijas. Tai dabar mes sakom, kad jau galim jų priskaičiuoti apie 10 ir daugiau. Jau vienam straipsnį mačiau jau, kad skaičiuojama ir 12 ir 13. Tai reiškia, kad eksponentiškai pokyčių kiekis didelių transformatyvių, čia nekalbam apie tos mažus visus kasdienius dar pokyčiukus, auga, bet ketinimas žmonių dalyvauti pokytyje reikšmingai mažėja. Tai jeigu prie tų 2 transformacinių pokyčių mes turėjom 74% įsitraukusių žmonių, kurie sakė, jo, mes taip padarysim, mums įdomu, mes norim tame dalyvauti ir būti to dalim, tai dabar mes sakom, kad padidėjus pokyčių kiekiui, esant poreikiui dar daugiau turėti tų žmonių ir idėjų, ir resursų, ir kūrybos įgyvendinti juos, mes turim 43% tik tai žmonių, kurie iš tikrųjų yra įsitraukę ir nori prie jų prisidėti. Ir šitas užbrūkšniuotas laukas, tai yra būtent tas laukas, kuris žymi organizacijų transformacinį deficitą.
Tai reiškia, kad augant pokyčių apimčiai, mes nebeturim galimybių tuos pokyčius priimti ir įgyvendinti pilną apimtį. Tai vat čia ir yra, jeigu mes kalbam apie tą pasipriešinimą, tai čia yra tie 43% žmonių, kurie sako, man rūpi, man įdomu, aš nesutinku, aš matau save organizacijai, bet nenorėčiau, kad jinai dirbtų tokiu būdu. Man atrodo, kad mes turėtumėm būti protingesni ir kažkaip kitaip tą situaciją visą suprasti. O tie visi, kurie tyli ir nieko nesako ir mes juos galbūt laikom tyliaisiais priėmėjais, iš tikrųjų greičiausiai yra tie 57%, kurie jau priėminėja kažkokius asmeninius sprendimus ir galvoja apie kitą kažkokią savo tolimesnės karjeros perspektyvą. Ir ką duoda tas pokyčių nuovargis, tai vat skaičiai yra, kurie turbūt personalo vadovam yra daugiau negu neraminantis. Tai reiškia, kad 54% žmonių, kurie jaučia pokyčių nuovargį, jie nebesupranta, kas vyksta toje organizacijoje, pirmiausia, priima sprendimą pakeisti darbą, kiti galbūt jaučia nuolatinį stresą ir nuovargį, ir tai yra vėl, mes kai kalbam apie personalo rolę ir reikšmę visuose tuose pokyčiuose, tai kad nesudegintumėm tų savo žmonių, apie mėgavimąsi darbo, apie jautimą, kad jie gali kažką sukurti reikšmingo, sumažėja toksai procentas 38 ir panašiai 32% pasiekia prastesnius rezultatus. Tai mes, kai galvojam apie tai, kad kiekvienais metais mes norim sukurti vis labiau motyvuojančią motyvacinę sistemą, turbūt dabar visi esat metų planavimo eigoj, kada vykdomi pokalbiai su darbuotojais, vis norim uždėti kažką tam žmogui. Padarai praeitais metais 30 000 pardavimų, tai dabar padarai 40 000. O tuo tarpu pas mus vyksta pokyčiai, keičiasi informacinė sistema, kuriam dirbtinio intelekto agentus, darom tą, dar kažką restruktūrizuojam, pasikeitė progresinė mokėjimų sistema, sugrąžinom į ofisus, daugybė pokyčių, kurie lemia tai, kad mes tų žmonių, mes juos praradę, tokie vaiduokliai esantis organizacijai. Ir kai mes galvojam, man šitą nuotrauką sugeneruota su dirbtiniu intelektu, žymi tą vykstančių didelių pokyčių situaciją ir dar dabar, kai įdėtumėm dirbtinį intelektą, tai taip reikėtų įsivaizduoti vaizdelį, kai jūs pagalvojate apie tai, kad jūs dabar galėtumėt sumažinti žmonių pasipriešinimą, kad jiem reikėtų atnešti kažkokių vaisių, bandelių ar kažko, kad ta atmosfera būtų geresnė, o jie iš esmės bando išlikti tam visam pokyčių uragane ir dar šalia savęs jaučia tos žmonės, kurie pradeda dirbti su tuo, tarkim, dirbtinio intelekto sprendimais, nes tokių organizacijų tikrai didėja, kurie kuria ištisas komandas, sukuria dirbtinio intelekto ambasadorių programas ir visa kita, tai jie yra tokie neliečiamieji, kurie kursta ateitį, tokie super galiomis aprūpinti žmonės, o visi kiti bando iš tikrųjų išlikti ir kad kas nors tiesiog į juos neatsitrenktų ir nepraskeltų galvos, ar tuo labiau nenutiktų kažkas kritiškesnio. Tai taip atrodo iš tikrųjų organizacijų ir man tai yra tas paveikslas, kai aš visada organizacijom kartoju, kad kol mes nesusitvarkysim su pokyčių krepšeliu ir nesuprasim, kaip vienas veikia kitą, tol mes turėsim chaosą, kuris yra visa griaunanti jėga ir netgi ir tie kokybiški pokyčiai, kurie gali vykti toje aplinkoje, jie bus tiesiog nugesinti to viso vyksmo, kas vyksta bendrai organizacijų, kai yra nesuderintas pokyčių kiekis. Ir jūs turbūt esat visi matę šitą Kubler-Ross pokyčių kreivę, kodėl aš ją visą laiką rodau, nes jinai užprogramuoja tam tikrą mūsų mąstysenos eigą, ką reikia ypatingai pašalinti, pradedam galvoti apie pokyčių vadybą personalo srity. Kiek iš jūsų gal galit kažkas uždėti ar ranką, ar kažkur komentaras parašyti, galvojat apie pokyčių vadybą per šitą kreivę,
nes tikrai turbūt, nežinau, didžioji daly lyderystės mokymų ją esat matę, kad žmogus pirmiausia susiduria su šoku ir krenta į depresiją pokyčių metu. Gal gali trumpai sureaguoti, gal kažkas ranką pakelt, gal kažkas komentarą parašyti. Va, matau, Viktorija pakėlė 2, 3 rankos. Gerai, matau daugiau. Tai iš esmės mes visi turim nuostatą, kad žmonės susidūrę su pokyčiu turi įkristi į duobę ir iš tos duobės kažkaip išlipti. Ar su mūsų pagalba, ar ten pats jisai tegu kuičiasi, bet mes tiesiog tiek įsisąmoninam šitą paradigmą, kad mes leidžiam tam žmogui arba viską nurašom, bet kokį jo pasipriešinimą, jo nesutikimą, mes nurašom ant to, kad yra toks modelis, yra tyrėja, kuri, kas nežinot, pristatysiu, kad Kubler-Ross šitą modelį sukūrė 69 metais, kai tyrė hospiso darbuotojų, hospise mirštančių žmonės, kurie jau gauna žinią, kad jų liga yra nebepagydoma ir kaip jie eina per tą susitaikymo, kad vis dėlto jie atėjo iki gyvenimo pabaigos tą žinią. Tai yra viena, bet mes, kai kalbam apie pokyčius, ar mes norėtumėm, kad mūsų visi pokyčiai žmonėms sukeltų jausmą, kad tai yra pabaiga. Neišvengiama pabaiga, vieno ar kito, kažkas baisaus, liūdno, tai kas gali būti, nebent, tarkim, tai yra atleidimas iš darbo, kuris yra prilyginamas mirčiai. Bet šiaip mes norim, kad tas mūsų pokytis būtų pozityvus, kuriantis kažkokį optimizmą, ateitį, bet tuo pačiu mes kažkaip sakom, vis dėlto yra toksai modelis ir aš iš visų organizacijų, kad žmonės vis dėlto per tą savo mirties slėnį turi praeiti ir čia viskas yra su tuo gerai, mes turim šiek tiek išlaukti ir tai yra normalu. Iš tikrųjų, tai yra tik interpretacija. Būnant mokslo bendruomenėje ir, tarkim, šiais metais Kopenhagoje apie šitą modelį kalba ištisai ir jį bando paneigti visais būdais, kad jis yra tiesiog nutikęs tam vakuume žinių apie pokyčių vadybą ir kaip žmogus per tą pokytį eina, tiesiog jis kažkuriuo metu iškilo, bet nėra įrodyta, kad jis iš tikrųjų visom situacijom yra vienintelis, tinkamas ir kad tikrai visi žmonės tą depresiją išgyvena. Ir dabar ta pati Kubler-Ross, kadangi tai yra labai populiaru, labai matoma ir visam pasaulyje iki pat dabar ta autorystė yra minima, jie jau pavadina, kad ta kreivė yra pokyčių kreivė. Aišku, jie prideda visai kitus sluoksnius, jau kalbama ir apie eksperimentavimą, ir apie sprendimus, ir apie integravimą ir visą kitą. Ir tai yra dar vienas išvestinis modelis, kaip veikia marketingas, kaip veikia visose srityse komercija ir visa kita. Bet mano požiūris tai yra daug sveikesnis ir mano kvietimas yra priimti daug sveikesnį požiūrį į pokyčių vadybą. Ir šitas paveikslas, atleiskit, jis neišverstas, bet tiesiog jį įdėjau iš standarto, kuris šiandieną, kaip ir minėjau, dar tik laukia vertimo į lietuvių kalbą, bet kad tai būtų originalu. Tai reiškia, kad pokyčių vadyba, matot, kreivė panaši, kaip ir, bet jai yra sudėtas visai kitos savokos ir visai kita reikšmė. Tai reiškia, kad pokytis tai yra iš esmės perėjimas nuo dabarties būsenos prie ateities būsenos, kad pasiekiant, kad būtų pasiektos visos nusimatytos naudos. Ir pokyčių metu kalbama, jeigu tarkim vertikalioje kreivėje, tai yra mūsų tas vadinamas performances, tai reiškia ar galimybė įgyvendinti tikslus, ar nežinau, kažkoks rezultatų pasiekimas, arba našumas, jeigu tai yra gamybos sektorius. Mes sakom, kad pereidami nuo vienos sistemos prie kitos, pereidami nuo vieno, nežinau, sprendimo prie kito, darydami dalykus kitaip negu darėm iki šiol, tam, kad pasiektumėm naudas ateityje, mes turim pereiti tą tranzitinį etapą, kuriame tikrai mūsų produktyvumas kris. Bet tas produktyvumas krenta ne todėl, kad mūsų žmonės šiuo metu yra depresijoje ir pereina per savo mirties slėnį.
Jis krenta dėl labai paprastų priežasčių, kad žmonės tuo metu, kai jie turėtų, nežinau, gaminti batus ar, nežinau, kurti IT sistemas, jie turi sėdėti mokymų klasėse, mokytis naujų dalykų, galbūt jie sėdi prie savo darbo kompiuterio ir turi apsimokyti dirbti naują sistemą. Tai yra mokymosi kreivė. Tai reiškia, ir jeigu aš kaip pokyčių vadovas suprantu, ką žmogus pereidamas nuo tos dabarties iki ateities turi išmokti, arba kokių resursų jam reikia, arba kokių jam kompetencijų reikia, arba kokia aplinka jam turi būti sukurta, kad jisai tai galėtų padaryti, aš vadinasi pasiekiu tą tokią žalsvą kreivę. Tai reiškia, kad greičiau pasiekiu naudas, jos ateina, pokytis priimamas greičiau, naudos pasiekiamos kokybiškiau ir jos dažniausiai būna didesnis. Jeigu mes netaikom pokyčių vadybos, tai vadinasi paliekam tą žmogų ir laukti, kol jisai išgyvens tą savo depresiją ar tą mirties slėnį ir pats pradės, nežinau, jau žiūrėti, ką čia galima, kokius mygtukus toj sistemai paspausti, arba pradės stebėti kolegą, kuris šalia jau kažko naudojasi, tai mes turėsim tą kreivę daug gilesnę ir gali būti taip, kad tas mūsų žmogus taip ir nepasieks tos ateities būsenos, nes tiesiog vieną dieną jisai supras, kad jam tai yra per sudėtinga, kris į tą tikrąją depresiją arba tiesiog tam visam sūkury, kurį aš rodžiau, uragane, jis priims sprendimą, kad jam iš to reikia pabėgti. Tai pokyčių vadyba pagal tos didelės 10 000 skirtingus modelius ir mokslininkus ir praktikus vienijanti asociacija sako, kad mes turim su pokyčių vadyba pasiekti naudų gavimą, suplanuotų naudų gavimą, neįgyvendinti projektą, nepranešti konferencijoje apie tai, kad mes nuo šiol, nežinau, atsisakom 30% darbuotojų. Bet tai reiškia, kokią naudą sukuria tas mūsų įgyvendinamas pokytis. Ir jeigu naudos apibrėžimo nesuprantat jūs, tai mes negalim kalbėti toliau apie jokią pokyčių vadybą, nes mes tiesiog negalėsim nuvesti tų žmonių, negalėsim pasirūpinti, ką jie tikrai turi išmokti, kad mes galėtumėm paskui viską pamatuoti ir suskaičiuoti. Šitą paveikslą aš rodžiau mūsų susitikimo gyvo metu, bet jį šiandien dėjau truputėlį kitam kontekste, nes irgi turėjau kelis susitikimus, kuriuose, tarkim, angliškai kalbančios organizacijos vis man mini, kad vėl apie tą patį resistance, apie kurį aš jau kalbėjau, tai yra tas pasipriešinimas. Ir kitas yra apie tą resilience, tai reiškia atsparumo didinimą. Tai yra dvi frazės, nuo ko aš jau pradėjau, ko organizacijos nori, ko nori personalas, kad kiekvienai organizacijai reikia sumažinti resistance ir padidinti resilience. Tai va šitas paveiksliukas ir atrodo, kaip tai atrodytų realybėj. Tai reiškia, mes turim tą resilience, tai reiškia užgrūdintą žmogų, jisai žiemą važiuoja be marškinėlių, ar jam dėl to smagu, nežinau, jisai yra turintis viršsvorio to, pavadinkim taip, rezervo kažkokio, bet mes iš esmės jį vis tiek privalom nutempti nuo to kalno, padaryti viską, kad jisai per tą mirties slėnį praeitų, nei jisai gal labai nori, nei jisai yra patenkintas, bet mes padarom viską, kad jisai nuo to kalno nučiuožtų. Dabar bėda pasidaro tokia, kad tas resistance mažinimas ir resilience atsparumo didinimas dažniausiai vyksta per kažkokį bonusų mokėjimą. Labai tipinė situacija, tai reiškia, mes darom pokytį, norim, kad žmonės ją mažiau priešintųsi, atnešam kažkokių papildomų naudų. Tai nebūtinai tas bonusas yra piniginis, bet mes sakom, jeigu jūs įgyvendinsit tai ir tai, jūs gausit tai. Jeigu padarysit tai ir tai, jūs gausit tai. Ir kas nutinka? Pokyčiai, kaip ir minėjau, jų kiekis didėja, tie žmonės padaro pirmą kartą, viskas jiem pavyksta, jie gauna tas numatytas naudas, tiek asmeniškai, tiek galbūt organizacija, ir ateina kitas pokytis. Ir tada, kaip ir šitas vyrutis tempiamas tom rogėm, jis pajunta kažkokį malonumą leistis ir jis sako, aš vėl noriu leistis nuo to kalno, jūs vėl mane tempkit, vėl duokit man tų naudų.
Organizacija sako, ne, mes antrą kartą tau to bonuso nebemokėsim, nes jau kaip ir tu darėjai, jau čia pirmą kartą, gal ir buvo okei. Ir tada jisai sako, ne, aš tada nebenoriu to daryti, tikrai, jeigu jūs man nepadėsit nuo to kalno nusileisti, aš jau pats nečiuošiu. Ir va čia susikuria ta tokia, vėl, kai mes sakom, kad mes norim didinti atsparumą, mes norim mažinti pasipriešinimą, mes norim apkrauti žmonės visokiais naudų paketais, kad jisai tik tai tą pokytį priimtų, ir tai daro dažniausiai personalo būtent padaliniai, mes sukūrėm tą tokį vieno pokyčio požiūrį. Tai reiškia, mes nesukūrėm organizacinės brandos ateiti į kitą pokytį, dar kitą, gal į 3 vienu metu pokyčius. Kodėl tas pasirinkties vertinimas iš esmės turėtų būti tik per strateginį planavimą. Mes turim numatyti, kad tas pokytis nėra baigtinis, mes dabar padarysim vieną, galbūt net jo eigoje žmogus eis į kažkur į kitą. Ir ką darysim, kai va dabar ką mes davėm, turėsim duoti galbūt dar 20 žmonių ar dar 30 žmonių, ar tai tikrai organizacija bus pajėgi tam ir panašiai. Tai reiškia, mes turim galvoti apie vieną žingsnį į priekį. Ir kai pas jūs ateis, nežinau, IT padalinys ar dar kažkas tartis dėl tų visų tokių naudų paketų tiem, kurie susiduria su kažkokiam naujom situacijom, jūs turit labai aiškiai susitarti, ar tai tikrai yra vienkartinis ir kas bus, kai tas žmogus dalyvaus, bus išugdytas, apmokytas, galbūt taps pokyčių profesionalų, ir jis galės dalyvauti ateityje kituose pokyčiuose. Ir čia susidaro tokia situacija, kad tai yra sprendžiama iš esmės per vis dažniau susikuriančią pokyčių vadybos rolę organizacijoje, kada mes pasakom, kad tai pokyčių vadyba arba dalyvavimuose tokiuose nenumatytose, vis besikeičiančiose situacijose yra pagrindinė to žmogaus užduotis. Tai jeigu jūs pamatytumėte, pavyzdžiui, man praeitą savaitę iš Lietuvos organizacijų iškrito LinkedIn tie vadinamieji skelbimai darbo, ir juose jau yra turbūt apie 30 tokių skelbimų, kuriuose ieškomas change manageris. Ne kažkoks vadovas, ne kažkas, tai reiškia change manageris. Ir tai yra kuriama būtent dėl to, kad tas žmogus suprastų, kad mes jį, tai yra jo pagrindinė užduotis, jis turi padaryti viską kaip yra geriausia, pabaigęs tą užduotį, jis eis į kitą užduotį. Kai mes to neturim, kai mes tą pokyčių vadybą išsidalinam organizacijai, tai tu čia truputėlį padaryk vieną, kitą dieną padaryk kitą, paskui tu visai čia gerai tvarkaisi, gal dar vienam pokytį padėk. Bet tada mes turim kurti tą tokį už kiekvieną, tą papildomą darbelį, duoti žmogui kažkokią naudą. Ir paskui dar mes nežinom, ar atėjus kažkokiai dideliai situacijai, kuriai mums tikrai jo kompetencijos reikės, ar jis tikrai bus su mumis, ar jis man pasakys, ne, čia šitas darbas 3 kartus sudėtingesnis ir aš noriu visai kito lygio atlyginimo, visai kito lygio naudos, nes aš jau buvau matęs, ką aš galiu gauti už tas mažesnės užduotis. Arba kitas dalykas, kaip to išvengti, tai yra kalbama apie tą tendenciją, nes aš šiandien kalbu apie tendencijas, kad organizacijos plokštėja, jeigu pažiūrėtumėt Gartnerio irgi tos pačius tyrimus, tai yra kalbama apie tai, kad hierarchijos sluoksnis mažėja, organizacijos plokštėja ir darbuotojai yra įtraukiami kuo ankstesniame etape, nes yra nustatyta, kad vadovai tampa butelio kaklelių pokyčių įgyvendinimu. Tai reiškia, kad pats vadovas, suprasdamas, kad jo rolė keičiasi, kad jo padaliniai, tarkim, dirbtinis intelektas sumažins 70% žmonių, ima tam priešintis ir jis negali to pokyčio nukaskaduoti žemiau. Ir čia gimsta tokie sprendimai kaip pokyčių ambasadorių programos, kada mes įtraukiam kuo daugiau žmonių, kurie nuo pat pradžių dalyvautų tom pokytį ir galėtų juos kleisti savo komandose. Čia atsiranda tam tikri forumai, kuriuose žmonės gali užduoti klausimus. Tai reiškia, kad mes darom viską, kad nebūtų vieno tarpininko, tai dažniausiai būna vadovas, kuris tarytum turėtų nunešti tą pokytį į organizacijas. Nes dėja, bet
labai didelės nesėkmės atvejis būna tame, kai mes tikimės iš vadovo sąmoningumo, racionalumo, kad jisai toliau mums padės ir taps to pokyčio ambasadoriumi arba kada sponsoriumi, bet jis iš tikrųjų visais būdais tyliai, nesipriešindamas, neduodamas to grįžtamojo ryšio, pats priešinasi pokyčiui ir mes nežinom, ką jisai kalba apie tai su savo komandom. Tai 2 sprendimai. Tai vienas sprendimas yra kurti pokyčių valdymo organizacijas, tai reiškia kažkokius mini padalinius, galbūt pradėti nuo vienos rolės, kuris yra apmokytas, turi žinias, turi kompetenciją, turi tam tikrą matomumą organizacijai, o kitas yra tada taip dirbti su žmonėm, kad jie būtų įtraukti ankstesniai stadijai ir tai nėra komunikacija. Turėkite omeny, vėl mes labai dažnai gaunam tikslą pokyčio komunikaciją. Mes galim žmonėm rašyti, kiek mes norim laiškų, jie turi savo nuomonę. Ir jeigu nėra dialogo, komunikacija apie pokyčius nevyksta. Ir kaip ir minėjau, ir prie tų rolių, kurias pačioj pradžioj rodžiau, kad pokyčių valdymo profesionalai, tame tarpe ir HR padaliniai turėtų užtikrinti, kad būtų organizacija susikūrusi savo kažkokį pokyčių vadybos procesą. Tai reiškia ne įrankį, ne metodą, ne Excelį, ne kažką, o tai reiškia mąstymą, ką mes turim padaryti, kad tas pokytis būtų įgyvendinamas sėkmingai. Ir pokyčių vadybos profesionalų asociacija tam trumpam standarte, apie kurį aš minėjau irgi pačioj pradžioj, kalba apie 5 etapus, kurie turėtų būti visada galvoj valdant pokyčius. Tai reiškia, kad mes pradedam pokytį nuo pokyčio poveikio organizacijai vertinimo ir pačios organizacijos pasirengimo keistis. Tai reiškia, mes turim įsivertinti, ar šiuo metu organizacija neturi, didelio sukrėtimo. Galbūt pas mus pasikeitė labai mylimas vadovas ir ten, nežinom, kiek dar darbuotojų liks toj komandai. Galbūt mes, neturim nei resursų, nei pinigų, bet labai norim diegti dirbtinį intelektą. Mes turim labai aiškiai įsivertinti, kokia yra ta aplinka ir organizacija. Dabar nėra tam uragane pokyčių visa, kokias vyksta, kad galėtumėm pridėti dar vieną. Tada mes formuluojam pokyčio strategiją, sukuriam planą, įgyvendinam planą ir užtikrinam, kas irgi yra labai labai svarbu, kad užtikrinam, kad būtų pabaigtos pokyčių valdymo veiklos ir kad būtų tos gautos vertės, apie kurias aš kalbėjau toj kreivėj mokymosi, kad jos būtų įtvirtintos. Tai reiškia ne tai, kad mes visi, susitikom ir atšventėm naujos sistemos paleidimą. Mes turim užtikrinti, kad ta sistema yra naudojama. Kaip tik antradienį turėjau susitikimą su savo kolega iš Čikagos ir jisai pasakojo, kad, sako, mes vienam klientui sukūrėm formulę, kad rezultatai yra lygų sprendimo kokybė padauginta iš žmonių priėmimo lygio. Ir sako, mes galim turėti patį kokybiškiausią sprendimą, bet jeigu žmonės jo nepriima, nemoka naudoti, dėl kažkurių priežasčių mes jų neįtraukiam, galbūt jie jaučia kažkokią riziką tai naudoti, vadinasi, mes turim nulinį rezultatą to sukurto mūsų sprendimu. Todėl mes nuolatos apie tą anglišką žodis yra adoption, apie tą priėmimą pokyčio rezultato nuolatos turim galvoti. Ir kokiu lygmeniu. Jeigu mūsų sistema įdiegta naudoja tik tai 5% žmonių, tai mes tokį rezultatą net iš pačio brangiausio sprendimo tik tai galim ir sukurti. Bet kalbant apie pokyčių vadybą, aš įdėjau tą rodiklę, kad tai nėra modelis, kurį mes dabar turim užmauti ant organizacijos ir pasakyti, kad dabar žiūrėkit, kol mes nepadarysim tų 5 burbuliukų, mes absoliučiai niekur neišjudėsim. Ir aš paėmiau tai, su kuo jūs gyvenat turbūt kiekvieną dieną, visi vienokia ir kitokia forma tai ateis, nes tarp top technologinių 10 trendų iki 2030 metų kiekvienam punkte yra paminimas kažkokia prasme dirbtinis intelektas. Ir mes tada pažiūrėkim, kaip atrodo tas procesas, jeigu mes vertinam grinai dirbtinio intelekto atėjimą į organizaciją.
tai mes pradedam nuo poveikio darbuotojam vertinti, nes mes nežinom nei ką jis atneš, nei koks sprendimas bus taikomas, nei kokia bus tikrai, ar bus nauda ar nebus, o gal technologija taip greitai pasikeis, o gal jinai numirs, tai ką mes pasirinkom ir nebetiks mūsų organizacijai. Bet mes turim galvoti apie tai, kaip tas ateinantis dirbtinis intelektas ir žinia apie tai paveiks mūsų darbuotojus. Ar jie pradės jaustis, kad viskas jie bus pakeisti, ar jie taps to sprendimo dalim, jie kartu inovuos ir panašiai. Tada mes turim užtikrinti jau nebe pokyčio strategiją, nes vėl sprendimas keičiasi per greitai ir kol mes sukursim kažkokią strategiją, gali būti mūsų jau viskas pasikeitę. Tai mes apsitarėm tokius dalykus kaip, o kas yra etika, kaip mes kalbėsim vėl su žmogum, nes dabar organizacijos su tom žinutėm, kad mes atsisakysim 50% darbuotojų dėl to, kad turėsim dirbtinį intelektą. Kokios yra vertybės, kokia yra sprendimų teisė, vėl kai mes turim eksperimentavimą, kas priims tą sprendimą ir kaip vėl mes įtrauksim žmonės. Ir vat šitie 5 etapai pakoreguoti, bet turint galvoje tą bendrą procesą, kad mes turim nuo kažko pasiruošti ir galim net neapibrėžtoj situacijoj vis tiek nuspręsti, kada jau mes turim tą rezultatą. Jis mūsų galvoje ir yra ta tikroji pokyčių vadyba. O visi modeliai, tarkim, jeigu aš jums dabar parodyčiau visus tos 90 modelių, kuriuos minėjau, tai jie yra tik tai kažkokio vieno etapo dalim. Mes galim paimti pačius populiariausius modulius, bet, pavyzdžiui, jis bus taikomas tik tai vienam etapui. Mes galim paimti, tarkim, kažkokį vertinimo įrankį, tarkim, pasirengimo keistis. Jis bus vertinamas tik tai šitame etape. Bet jeigu mes neturim visų 5 procesų, mes greičiausiai kažką praleisim ir vėl grįžtam prie to maisto gaminimo. Tai vadinasi, jeigu mes sumaišom kažką, gali būti taip, kad į obuolių pyragą mes, nežinau, išplaksim kiaušinius tada, kai jau viskas bus sudėta į skardą. Ir tą procesą jūs turit nešti savo galvoj, galbūt, kaip ir sakau, jį pasidaryti su savo organizacija, su savo vadovais, bet susitarti, ką mes po ko darom, būtent mūsų situacijoje ir mūsų organizacijoje. Ir jau judant prie pabaigos, aš labai prašau, pasiliksim dar 5 minutės klausimam, tai parašyti, jeigu ne klausimą, tai mintį, abejonę ar kažką, kad mes galėtumėm dar trumpai pareflektuoti. Bet apibendrinant HR tą tendenciją 2026 metais, tai vadinasi, pagrindinis dalykas yra suprasti, kad dirbtinis intelektas ateina su labai didelė jėga ir suprasti, kad tai ypatingai veikia žmonės, nes jie pirmiausia tai girdi kaip jų pakeitimą, jų kūrybiškumą, jų žinių numenkinimą, kad mes viską labai greitai galim pasiklausti tų naudojamų įrankių. Tada, kad didėja verslo spaudimas žmonėm, ir tas visas tiek pokyčių nuovargis, tiek tikslų augančių kiekis, nes mes norim, jeigu neturim dar to paties dirbtinio intelekto, viską padaryti patys, bet lygiai taip pat greitai kaip kitos organizacijos. Tai vadinasi, tame visame pokyčių nuovargį personalas turėtų užtikrinti žmonėm sveiką aplinką, kurti, dirbti, gyventi galų gale. Ir kurti talentų pokyčių mažinimo nuovargio sprendimus. Tai yra 3 dalykai, kurie gali būti, mes galime išimti žodį pokyčiai, tai gali būti ir kasdienės veiklos, bet jūs susidursit su to, kad visuose šituose procesuose dažniausiai tai bus kažkokie dideli pokyčiai, didelės transformacijos, dideli pasikeitimai ir juose jūs turėtumėt būti tie žmonių ambasadoriai, kurie užduoda klausimą, ar tikrai čia viskas gerai ir ar tikrai tie žmonės yra girdimi. Iš mano pusės tiek, paskutinė mintis, kad pokyčių vadyba ir strategija, tai yra žmonių strategija ir aš visąlaik sakau, kad svarbiausia labai mylėti žmonės. Kai mes juos labai mylim, tai tada ir tie pokyčiai pasidaro geriau, nes mes galvojam ne tik apie technologijos įdiegimą, bet apie tai, kad mum yra žmogus centrinė figūra ir mes tikrai norim, kad jis būtų ir sveikas, ir kuriantis, ir inovuojantis ir panašiai. Tai va,
Tai mano kontaktas čia, kviečiu visus susikontaktuoti. Galbūt kažkas nenorit užduoti klausimo, čia galit užduoti man asmeniškai, tikrai visiem atrašysiu.